Sveiki, Lietuvos ryto televizijoje laida Eko vizija. Už mano nugaros auga maišų krūva, juose plastikas. 9 maišai plastiko tiek surinko 9 šeimos sostinėje dalyvaujančios iniciatyvoje Rūšiuoti paprasta. Iniciatyvą rengia laida Eko vizija ir bendrovė Eko Service. Tačiau žinote, ne visas plastikas yra plastikas. Štai mano rankose kompiuterio klaviatūra. Tačiau jos jokiais būdais negalima mesti į plastiko konteinerį. Tokias atliekas Lietuvoje surenka elektroninės įrangos perdirbėjai. Na, o mes tęsiame laidą. Trumpas dosjė. Vilmantas Marcinkevičius, vienas žymiausių ir įsimintiniausių Lietuvos neoekspresionistų, surengęs 30 personalinių parodų Lietuvoje, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Farerų salose. Marcinkevičius yra tapęs Danijos karališkąją šeimą ir kitus žymius asmenis. Indra Marcinkevičienė itin savito bruožo interjerų dekoratorė. Marcinkevičių šeimoje auga 3 dukros. Vilmantas ir Indra Marcinkevičiai kol kas nerūšiuoja šiukšlių ten, kur jie gyvena, tiesiog tokios galimybės nėra. Indra mielai važinėtų į darbą dviračiu, tačiau tai kol kas kelia pavojų jos gyvybei. Pasak mūsų pašnekovų, ekologiškas gyvenimo būdas – tai valstybės reikalas. Tik valstybiniu mastu galima skatinti ir inicijuoti. Vienas lauke ne karys, sako Vilmantas. Kviečiu žiūrėti. Vilmantas ir Indra Marcinkevičiai prieš 5 metus įsikėlė į šį gražų naują ypatingai pastatytą ir ypatingai įrengtą namą Pavilnyje. Čia yra dvigubas stogas, yra skarda ir viršaus medis, tai čia kaip dviguba kaina. Čia architekto vizijos įgyvendinimas. Jūsų namas apskritai dabar kaip pavykęs pavyzdys, matyt, keliauja visur po visokias parodas ir pristatomas kažkaip ypatingai. Visą gyvenimą gyvenę miestų centro šurmulyje Marcinkevičiai jie nepavargo. Tiesiog reikėjo didesnės erdvės, juk šeimoje 3 vaikai ir labai plati giminė. Čia pas mus buvo ne idėja, ne išvažiavimas kažkur, ne keitimas centro į kažką, tai buvo, vadinkim, toks, kaip čia, bandymas kokybiškai pagerinti gyvenimo būdą ir sąlygas, vadinkim, jeigu, taip sutapo tas etapas, toks buvo, kad čia ekonomika kilo, visi kažką statė, kaip sako, jeigu vyras nedarė detalaus plano, tai ne vyras. Ir Vilmantas pradėjo ieškoti, čia buvo antras sklypas, kurį mes radome. Kažkaip patiko, čia tulpės žydėjo ir iškart ir įsigėmės. Dėl to, kad tulpės žydėjo. Taip, galvom labai gera aura. Gėlės žydi, tai reiškia viskas, žinai, nėra nieko blogo. Garsus architektas Alvydas Šeibokas Marcinkevičiams kūrė ne šiaip namus. Tai namai, kuriuose gyvena ir kuria dailininkas. Puiku, kiek daug tos natūralios šviesos, viskas specialiai, viskas... Taip, čia kaip ir architektų užduotis buvo, kad gyvens name dailininkas. Jo, kad aktyviai dirbančiam menininkui turėtų būti erdvė sukurta. Daug natūralios šviesos, labai aukštos lubos ir žinoma geras vėdinimas. Jis yra būtinas, juk labai dažnai dažų sudėtis yra ypač kenksminga. Vilmantas juokauja, nekenksminga yra tik akvarelė, medaus pagrindu. Tačiau jis tapo kitais dažais. Dauguma dažų yra metalo, tarsime, pagrindais ar kažko, kuris net, kaip sako medikai, per odą neapsaugota, net nusėda organizme kartais. Tai, ar švino pagrindų, tu sakai? Nebūtinai. Tai baltai yra, pavyzdžiui, švino balta. Yra ten kadmiai, kobaltai, kurie, nėra, kaip sakyt. Na ir tokio aplinkoje vis tiek tų... Terpentinas yra, kas jau vakaruose labai jau jie nustemba, kad jeigu tapai su terpentinu, kad tai praktiškai, terpentinas tirpdo riebalus, bet jis tirpdo ir ląstelės riebalus, kurie yra smegenyse. Tai ta prasme, daug metų dirbdamas su terpentinu gali būti senatvėj labai toks vaikiškas, malonus senukas. Dirbi su terpentinu? Dirbu, nes gaunasi dažnai prie technikos pripranti prie tokios, prie kokios tavęs pratina ir mokina. Tai jeigu švedai ją įsižioja, jeigu tu terpentino įsitrauksi, tai Lietuvoje turbūt dauguma studentų, jeigu aliejiniais tapo terpentinu ir tuo pigiausiu, kuris yra pas mus Lietuvoje. Taip, kartais Vilmantas apsinuodija dažais, kartais ištinsta rankos, kartais atrodo, kad tai jau egzema. Tačiau Vilmantas šypsosi, menas apskritai nėra sveika profesija.
Jo stiprybė yra tame, kad jis yra išsiskiria savo stiliumi. Tai jis mane ir išmokė visų. Įprasta su menininkais kalbėti apie sunkų gyvenimą, apie valstybinę politiką, kuri darosi vis abejingesnė menams ir kultūrai. Tačiau šį kartą apie tai kalbos nebus. Vilmantas Marcinkevičius save juokais vadina eksportu. Taip ir yra, savo darbus jis parduoda Danijoje, ten rengia ir parodas. Net dabar, kuomet mes kalbame Pavilnyje, Vilmanto darbai kabo didelėje Kopenhagos galerijoje. Personalinė paroda. Ir daugelis tų darbų bus parduoti. Ir ne už litus, o daniškom kainom. Vilmantai, jūs turite pažangiai apšildote savo namą, papasakok. Va, iš čia, tai koks O, kaip gražu. medinis. Kaip gražu. Kaip Mhm. Kaip baldas. Jo, mes geoterminis. Labai skandinaviškas tas namas. Pas mus ir studijagi buvo su Gražiu tada. Irgi jau tenai buvo geoterminis įrengtas. Kas yra geoterminis šildymas gal? Tiesiog. Nu, aš ne tas Nu, bet tai yra nešilumininkas. šiluma, kurie ateina į Bet žemę. čia kaip ta, nu, geoterminis tai yra, kaip čia, kažkokia tai šiluma, kuri yra pastovi žemė ir jie, vien žodžiu, kažkaip šios padaro šilumą. Dabar iš žemės gelmių ateinanti šiluma. Ne, tu nepaimi iš pragaro šilumos, ne, tiesiog yra pastoviai kažkokiam giliai pastovi temperatūra pliusinė, kurią atvesdami iki katilo, ją iš jos paverčia didesnę temperatūrą. O vasarą atvirkščiai tą pastovią temperatūrą panaudoja kaip vėsą. Bet geoterminis šildymas, aš žinau, žinai, galbūt nežinau kaip blondinė, kaip tai veikia, bet žinau, kad taip labai brangiai kainuoja. Tai yra labai brangu. Nu, jeigu nori nepriklausomybės nuo Putino, tai nebrangu. Kiek tai kainuoja? Jeigu turi politinių nuostatų, tai... Mes kalbam apie geoterminį šildymą. Didelė investicija atsiperka labai lėtai, tačiau joks kaminas nerūksta, sako Vilmantas. Dar šypsosi, kad stogas šlaitinis, puikiai tinka saulės baterijoms. Galbūt ateis laikas ir jas pasikabins. Kiek jūs tokiam namukui apšildyti, kiek jūs apskritai pas jūs viskas elektra, ne? Ir maistą gaminate elektrą, ir šildymas, ir kondicionavimas. Ir kiek jūs sumokat per mėnesį? Daugmaž. Kokiu metų laiku? Vasara, žiema. Nu, nes labai skiriasi. Taip, vasara ir žiema. Man atrodo, turbūt nuo 100 kažkiek litų vasarą iki 1000 litų. O kai jie įrenginėjo tą geoterminį katilą, jums kažkaip tai gręžė giliai į žemę, kaip tai atrodė? Yra 2 keliai arba kaip ir 3 keliai. Ta kolektorių vadinama, kuriame skystis teka ir atiduoda tą, ką reikia. Tai jis arba metamas į vandenį, kas yra efektyviausia, į ežero dugną arba kažką tai. Paskui yra gręžinys statmenai ir yra, jeigu sklypo pakanka, tas vertikalus išvyniojamas sklype. Tai pas mus išvyniota. Nei Vilmantas, nei jo žmona Indra ekologiškų gyvenimo būdų galvos savo nesuka ir ta geotermija bei kalbos apie saulės baterijas tai tik noras būti nepriklausomiems. Ramiai gyventi savo gyvenimą ir džiaugtis maloniomis smulkmenomis. Indros sukurtas interjeras štai pateko į geriausių pasaulio interjerų 100. Vilmanto darbai sužavėjo net patį Miką, garsų dainininką. Čia Vilmanto darbas, tarp kitko, jį nupirko irgi tas Mika, dainininkas. Garsus. Mika, jo. Ekologiškas gyvenimo būdas tai valstybės reikalas. Valstybiniu mastu turi būti inicijuojamas šiukšlių rūšiavimas, hybridinis taksi parkas. Žmogus vienas pasaulio nepakeis, sako Vilmantas. Tačiau galbūt gali jį šiek tiek pagražinti, šypsosi jo žmona Indra. Visi didieji miestai yra tarpusavį panašus transporto spūstimis. Juose praleidžiame marias laiko. 5-viečiais automobiliais važinėjame po vieną ir keikiame valdžią už nesutvarkytą eismo infrastruktūrą. O kartais galbūt keikiame ir save už nenorą persėsti ant dviračio ar bent jau į viešąjį transportą. Ar įmanoma išvaryti automobilį iš miesto? Apie tai Rūtos Stalionytės reportaže.